Kitų nuomonė, būti priimtai, visada kitiems patikti man buvo labai svarbu. Turėjau labai daug baimių, nerimo dėl ateities. Turbūt didžiausia baimė buvo būti nesėkmingai ir netitikti kitų lūkesčių ar kažkokių nustatytų standartų. Paauglystėje išgyvenau labai didžiulę tapatybės krizę. Patikėjau melu, kad esu visiška nevykėlė ir nemaniau, kad esu kažkuom ypatinga. Lygindavau save su kitomis merginomis ir dėl to dar labiau savęs nemėgdavau, o kartais tai žaugdavo į neapykantą. Giliai viduje buvau labai nelaiminga ir jaučiausi suvaržyta, tačiau negalėjau to pripažinti nei savo, nei kitiems. Žinojau, kad yra Dievas ir girdėjau apie jo meilę jau vaikystėje, tačiau man jis atrodė labai toli, o aš ir mano asmeninės problemos jam visiškai nesvarbios. Vieną vakarą stovykloje pajaučiau didžiulį troškimą melstis, išpažinau savo nuodėmes ir tikiu, jog tą vakarą pažinau Dievo meilę, tikrąją asmeninę Dievo meilę ir patikėjau Jėzų savo gyvenimą. Tada supratau, jog Jėzus nėra kažkur toli ir nėra istorinė figūra aprašyta istorinėse knygose. Tai yra tikras, gyvas, asmeninis Dievas, kuriam rūpi kiekvienas, kuriam aš rūpiu. Ir įsitikinau, jog tos vidinės ramybės, besąlygiškos meilės ir saugumo negali suteikti joks kitas žmogus. Gyvenimiškos problemos, rūpesčiai jie neišnyko, tačiau gyvenimas su Jėzumi yra žymiai prasmingesnis. Ir pilnas laisvės. Dabar žinau, kas aš esu, žinau, kad esu Dievo dukra ir su džiaugsmu žiūriu į ateitį ir niekada nesigailėjau sprendimo sekti Jėzumi ir patikėti jam savo gyvenimu.